Dar visai neseniai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose nebuvo ortopedijos traumatologijos skyriaus, tad patyrę traumas kelyje ar buityje pacientai buvo nukreipiami į klinikų centro filialą, kuriems suteikdavo tik būtiną pagalbą, o gydymo ar reabilitacijos tekdavo ieškoti kitur. Dabar investavus ES struktūrinių fondų lėšas, ortopedijos traumatologijos skyrius sėkmingai perkeltas į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų infrastruktūrą Santariškių miestelyje, kas daug patogiau ir patiems pacientams ir gydytojams. Kuo pagerėjo ortopedijos traumatologijos skyriaus veikla? Visų pirma, tai yra žymiai daugiau diagnostinių galimybių yra įrangos prasme, reiškia, kompleksiškai pacientą ištirti. Galų gale susiformavo, reiškia, ta tarnyba, kuri apjungia kelias sritis. Ir pacientas patekęs į Santariškių kliniką, jisai gauna ne tik tai, reiškia, tą tiesiogiai pagalbą, bet jis gali iš karto gauti reabilitacinį gydymą. Tai yra jo, reiškia, jam suteikiama yra kompleksinė pagalba nuo pat diagnostikos, operacinio gydymo ir reabilitacija, viskas, kaip sakoma, vienoj vietoj. Tas yra tikrai patogu žmogui. Nereikia kažkur tai važiuoti, nes mes turim čia pat ir reabilitaciją, reiškia, po operaciniam ligoniam. Ir gydymas savame suprantama. Sukoncentravus visas paslaugas vienoje vietoje operuota net 1400 pacientų. Jiems čia pat suteikta reabilitacija ir jie jau sėkmingai grąžinti į sveikųjų gretas. Šiais metais planuojama jau net apie 3000 įvairių operacijų. Jei anksčiau kasmet net apie 270 žmonių likdavo neįgaliais ar nedarbingais dėl laiku nesuteikto gydymo ar reabilitacijos, tai įrengus traumų centrą bus laiku suteikiama visapusiška medicininė pagalba, gydymas ir reabilitacija kiekvienam patyrusiam traumą, kad ir kokio amžiaus jis būtų, darbingas ar jau išėjęs į pensiją. Tad kur konkrečiai investuotos ES lėšos? Dalis paramos lėšų yra dažniausiai skiriama medicininiai įrangai, vienai pažangiausiai įsigyti, dalis yra skiriama statybos rekonstrukcijos darbams, tai kaip ir čia matom. Patalpos yra suremontuotos, užtikrinamas tinkamas mikroklimatas, temperatūrinis režimas, tai iš tikrųjų pacientams yra sudaromas tikrai geresnės sąlygos negu buvo iki šiol. Čia mes turime šiuolaikiškai įrengtas 4 operacinės, 2 iš jų su specialiu laminariniu oro srautu, pritaikyti sąnarių protezavimo ir kitom operacijom, kur naudojami implantai. O kitos yra daugiau dedikuotos traumai, taip pat artroskopinėm operacijom, minimaliai invazyviom operacijom. Štai šiuose 4 aukščiausio lygio operacinėse kasdien atliekama vidutiniškai po 8-9 operacijas. Kuo tiesiogiai ES investicijos pasitarnauja kiekvienam atsigulusiam ant ortopedijos traumatologijos skyriaus operacinio stalo. Traumatologija, kaip iš tikrųjų, kiekviena tarnyba, kiekvienas padalinys, jisai kuo naujesniai aplinkoje, kuo švaresnėje aplinkoje dirba, tuo mažiau yra pavojų infekcijai, tuo, reiškia, saugiau pacientui. Ir tas, aišku, gerina gydymo rezultatų kokybę. O gydymo rezultatų kokybę netruko įsitikinti skyriaus pacientė Giedrė, kuri kadaise rimtai užsiiminėjo lengvąją atletiką. Sporto pasiekmės jaunystėje, kairė koja truputėlį pradėjo šlubuoti. Ir kas, sąnariai susidėliojo, susinešiojo nuo per didelių krūvių jaunystėje matyti. Niekasgi nesakė, kad ten bus paskui problemų. Mesgi visi sportinių rezultatų kažkokiu tai siekėm. Dabar reikia pakeisti. Moteris ryžosi kreiptis į medikus. Dar vakar ji gulėjo ant operacinio stalo, o šiandieną? Tai jau šiandien vaikščiojo. Ir linkiu visom moterims nekentėti, nes tikrai yra operacijos dabar įprastinės, daromos jos, 2-3 mėnesiai aš jau vaikščiosiu normaliai. Šiandien traumatologijos skyriaus vedėjo laukia ypatinga misija – klubo sąnario protezavimo operacija, kuri medikams kasdienė, o pacientui vienintelė ir nepakartojama. Mes dėkojame už galimybę pabūti šio svarbaus įvykio dalimi, bet prieš tai apsilankykime operacinėje, kol darbai dar neprasidėję. Įrengtas taip vadinamas laminarinis oro vėdinimo sistema. Tai yra lubose mikro
angelės, per kurias paduodamas išvalytas oras sterilus ir pacientas tiesiog iš visų pusių apgaubiamas švariu, steriliu oru. Tai sąlygoja tai, kad apsaugomas pacientas nuo infekcijos ir žymiai sumažėja galimybė po operacinių komplikacijų. Anesteziologų įranga taip pat aukščiausio lygio. Viskas irgi kompiuterizuota, monitoriai dabar yra šiuolaikiniai, viskas yra labai, kaip sakyt, daug objektyvios informacijos jie gauna iš tikrųjų iš šitos visos įrangos. Nes kuo toliau, tuo objektyviau ir taip vadinamos akivaizdžios informacijos tiesiog sekimo, reiškia, programos yra labai tas palengvina jų darbą ir daro saugesnį darbą, saugiau pacientų yra. Net pagalvėlės čia ypatingos. Pagalvėlė, ta apvali, labai patogi, ta prasme, kad pacientui nespaudžia. Gelinė pagalvėlė. Jinai, reiškia, sudaro sąlygas profilaktikai dėl pragulų, kad neatsirastų pragulų. Ar pacientai pastebi ir asmeniškai pajaučia ES investicijų naudą? Turbūt geriausi atsiliepimai yra tada, kai asmuo gali palyginti, kas buvo iki tol ir kas yra dabar. Tai, sakykime, vėlgi yra skyrių, kurie neremontuoti, tai atėjus į skyrių, kuris yra, sakykime, suremontuotas, rekonstruotas, kur yra medicininė įranga moderni, tai atsiliepimai, žinoma, žymiai geresni. Šio projekto įgyvendinimo metu padidėjo reanimacijos ir intensyvios terapijos veiklos apimtys, pagerėjo paslaugų kokybė ir prieinamumas visiems, kuriems prireikė skubios ar planuotos operacijos. Lietuva keičiasi. Šiandien tuo įsitikinom patys.